kas tranku, tai kas įžūlu, tai kas agresyvu, tai kas stipru, jis stipriau reiškiasi viešumoje, o tai, kas yra tylu, kas yra švelnu, traukiasi į šešėlį. Klaipėda paskelbta švyturių metais ir mes tarsi pasiskolinome šitą gražią idėją ir norime, kad meninio skaitymo konkurso dalyviai, geriausi dalyviai taptų kaip tie švyturiai. Nors baigėsi ruduo ir visi lapai nukrito, tu vis dar prisimeni ją. Pasivaikščiojimus vakarais, tamsius plaukus, lyg pelenai, ir akis, ypatingas, svajonėse paskendusias, rugsėjo fone. Ką jums kaip aktoriai asmeniškai reiškia meninis skaitymas? Kaip jis keičia jūsų požiūrį į literatūrą? Labai dėkuoju už klausimą, bet pirmiausiai noriu pasakyti, jūs puikiai perskaityt ir kviečiu jūs dalyvauti. Klaipėdos universiteto socialinių humanitarinių mokslų fakulteto organizuojamame studentų meninio skaitymo konkurse spalio 25 dieną. Tikrai labai laukiame, kad jūs sudalyvautumėte. O ką man reiškia meninis skaitymas, aš turbūt dabar taip jau galėčiau teoretizuoti, bet iš tiesų aš eilėraščius pradėjau mokytis ar prozos kūrinius vien dėl to, kad man taip gerai būdavo pasakyta, ypatingai poezijoje, ar ne, taip trumpai ir taip gražiai, taip gerai. Ir man visada norėjosi kažką pažiūrėti, kaip gerai parašė, kaip gražiai parašė. Tai iš tiesų turbūt ir yra tai, kad meninis skaitymas mus moko bendrauti, mus moko išreikšti savo mintis. Kaip ten bebūtų, meninio skaitymo konkursai, respublikinis, kuriame aktyviai dalyvauja visos Lietuvos mokyklos, daugybė moksleivių ir studentų meninio skaitymo konkursai, režisieriai ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai vis tik tai jauniems žmonėms įduoda į rankas gerą literatūrą. Tai vadinasi, gilios mintis, subtilūs jausmai ir visa tai per sklandų, tokį, sakyčiau, net asketišką santūrų meninį žodį pasakyti kitam, ne pliurpologiją kokią užsiminėti, bet iš tiesų gražiai išreikšti savo mintis, nes žodis kas yra. Taip mes jausmus galim išreikšti, ar ne, apsikabinam, pabučiuojam, prisiglaudžiam stipriai, bet tas žodis myliu, kurio mes laukiame, jis yra žodis. Taip, kad žodis išreiškia mūsų jausmus, perduoda kitam. Žodis mūsų mintis perduoda kitam. Tai ta komunikacija tarp mūsų bičiulių, draugų, mamos, tėčio, šeimos ir su visų pasauliu jinai vyksta tik žodžio pagalba. Aš ir ruošiuosi dalyvauti meninio skaitymo konkurse. O, jūs nuostabi, ačiū labai. Tai ką galėtumėte patarti žmonėms, norintiems geriau skaityti meninį tekstą? Dalyvauti meninio skaitymo konkursuose, nes jeigu kalbam, kas yra viešas kalbėjimas, tai nėra geresnės praktikos, kaip ateiti ir atsistoti prieš salę žmonių, prieš grupę žmonių, kurie taip pat mokosi, kaip subtiliai, kaip jautriai, kaip įtaigiai išreikšti savo mintis. Tai įsivaizduojat, kokie jūsų bus klausytojai, kokie bus žiūrovai, jie lygiai taip pat suinteresuoti įsiklausyti į jūs ir jau yra iš karto labai dėkingi, nes kai jie išeis į sceną, jie lygiai taip pat, tas viešas kalbėjimas, sakytum, lyg tai galės ir pasitreniruoti. Tai meninis skaitymas ir kad tu nesi vienišas, nes labai dažnai tai, kas tranku, tai, kas įžūlu, tai, kas agresyvu, tai, kas stipru, jis stipriau reiškiasi viešumoje, o tai, kas yra tylu, kas yra švelnu, traukiasi į šešėlį. Ir tada tu atėjęs į meninio skaitymo konkursą surandi save panašius, tu išsitiesi, tu nebe vienišas, tu sustiprėji. Ir kas kuria pasaulį, taigi toji
subtilioji mažuma, ta giliai mąstanti, ta norinti išmokti, norinti pažinti esmę, istoriją, kad atrasti įžvalgas, susivokti šitoje dienoje ir štai išvelgti, pramatyti, kasgi gali būti ateityje. Tai ne tie, kurie garsiai marširuoja ir garsiai reikia, bet būtent tie, kurie įsiklauso į buvusį laiką ir į esamą laiką ir į būsimą laiką. Tai kaip kitaip tu sukursi tą savo prasmingą būtį, kada nors kiekvienas iš mūsų paklausia ant 5 gyvenimo aukštumėlės, o ką jau kalbėti 6, 7, o kokia buvo mano to gyvenimo prasmė? Bėgau. O ką gero padariau, ką įdomaus, ką prasmingo padariau. Tai meninis skaitimas, kuris remiasi gera, gilia, įdomia literatūra, jis tave priverčia susimastyti dar labai jauną apie tai. Labai ačiū. Labai ačiū Jums, malonu buvo. Taigi, pirmą kartą organizuojate tokį renginį. Taigi, kaip Jums pavyko, ar kilo kokių sunkumų? Na, iš tikrųjų, Klaipėdos universitete pirmą kartą vyks skaitovų meninio žodžio konkursas. Daug metų šitas konkursas vyko Vilniuje, Šiauliuose ir dabar mes prisiėmėm kartu su docente Virginija Kochanskyte tokį iššūkį suorganizuoti meninio skaitimo konkursą Klaipėdos universitete. Mums labai turbūt padėjo, kad šiek tiek gavome ir finansavimą. Yra toks universitete ateities paramos fondas. Taip pat ir rektorius mums šiek tiek pridėjo tokio pasitikėjimo, nes pradedame pirmą kartą ir nežinome, kaip bus. Nežinome net dar, kiek bus dalyvių. Registracija vyksta iki spalio 17 dienos, tad kviečiame pasinaudodami progą visus prisijungti prie šito gražaus renginio. Klaipėda paskelbta Švyturių metais ir mes tarsi pasiskolinome šitą gražią idėją ir norime, kad meninio skaitimo konkurso dalyviai, geriausi dalyviai taptų kaip tie švyturiai, žodžių švyturiai, meninio žodžių švyturiai. Bus ir piniginiai prizai, taip kad turėtų studentai aktyviai įsijungti, nes ir tas finansinė paskata, manau, nėra paskutinėje vietoje. Taigi, ko palinkėtumėte skaitovams, jiems jau žengiant ant scenos, arba ką jiems patartumėte? Na, pirmiausiai tai drąsos. Nebijoti. Nebijoti atsistoti, nebijoti išsakyti savo kažkokius lūkesčius, savo svajones, savo tiesiog pasirinktą kūrinį, kuris atliepia galbūt to jauno žmogaus problemas, kažkokias aktualijas, o gal ir džiaugsmus. Taip, kad mes tikrai tikimės ir laukiame, kad prisijungs įvairių universitetų studentai, ne tik iš Klaipėdos, iš Vilniaus, iš Kauno, galbūt iš Šiaulių. Na, čia mums toks bus didelis iššūkis ir nežinia laukia, bet tikimės, kad, na, nebandysi, kaip čia sako, negersi šampano. Tai manau, kad viskas mums bus gerai su to renginiu.